Iš tiesų taip, pavasarį sužydi dauguma augalų ir kaip jie gražiai puoštų aplinką, mūsų augintiniams jie gali būti pavojingi. Tai ar einant pasivaikščioti, ar leidžiant laiką nuosavame kieme, reikėtų žiūrėti, ar augintinis nevalgo tam tikrų augalų, kurie gali būti pavojingi. Kokie augalai yra nuodingi? Vieni dažniausių augalų, dažnai sutinkami ir mūsų darželiuose, tai yra tokios gėlės kaip narcizai, tulpės, krokai ir ypatingai pavojingi yra šių augalų svogūnėliai. Dar vienas pavojingas augalas tai yra lelijos, nes jos yra ypatingai pavojingos katėms. Augintiniui apsinuodijus dažnai galime pastebėti didelį seilėtekį, viduriavimą, vėmimą, vangumą ir net jeigu bent vienas iš šitų simptomų atsirado ir įtariate, kad šuo galėjo suvalgyti netinkamą augalą pavojingą jo sveikatai, reikėtų nedelsiant kreiptis į veterinarą. Tačiau kol nuvyksite pas veterinarą, dar reikėtų suduoti ir mikroziogen papildą, nes jis padeda ištraukti toksinus iš organizmo bei padeda apsaugoti virškinamąjį traktą nuo kenksmingų medžiagų. Tai yra numeris 1 priemonė apsinuodijus ir tikrai vertėtų ją turėti pirmosios pagalbos vaistinėlėje. Ar augintiniam pasireiškia alergijos pavasarį? Tikrai būna tokių augintinių, kurie ypatingai jautriai reaguoja pavasarį į žiedadulkes. Tai ką reikėtų daryti auginant tokį augintinį, tai bent jau užsidaryti langus būtent žydėjimo sezonu, kad alergenai nepatektų į namų patalpas. Na, o einant į lauką ir grįžus po pasivaikščiojimo reikėtų pasirūpinti tinkamą snukučio higieną, kad alergenų neliktų prie kvėpavimo takų arba prie akių latakų. Tai tam labiausiai tinka šarminis vanduo Purmist, kurį galima purkšti tiesiai į akis arba ant snukučio. Jis pašalina ne tik bakterijas, bet ir žiedadulkes, dulkes bei kitus nešvarumus ir taip apsaugo augintinį nuo alergenų.